Labą, sveiki visi dar kartelį sukai šį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir šį kartą filmuoju dar vieną filmuką iš naujosios serijos Išmok su manimi ar panašiai, sakykime, ne? Ir šį kartelį noriu pakalbėti tema, kuri, manau, ne vienai iš jūsų gali būti įdomi, svarbi, aktuali ir taip toliau ir panašiai. Tai yra, kaip pasidaryti makiažą ant vokų, kurie yra užkritę vokai, taip sakant, ar ne, ant užkritusių vokų. Tad jeigu jums įdomu, na, išgirsti, sakykime, kokius aš jums patarimus galiu duoti, ar ne, noriu pasidalinti, sakykime, gal savo mintimis, patirtimi ir panašiai, tuo, ką išmokau kažkada makiažo kursuose ir taip toliau ir panašiai, tai likite žiūrėti, žinoma, šį filmą. Taigi, iš tiesų, manau, šita tema yra ganėtinai aktuali, tai dažniausiai turbūt dėmesio sulaukiantis klausimas turbūt būtent kaip pasidažyti užkritusius būtent vokus, o ne kažkokius kitus. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad mano manymu bet kokios akys yra gražios, ar tai būtų su užkritusiais vokais, ar tai būtų akys labai gilios, sakykime, ar labai arti viena kitos, toli viena kitos ir taip toliau ir panašiai. Neturėtume jaustis blogai vien dėl to, kad mūsų akys tokios ar kitokios, sakykime, ar ne. Manau, jeigu jaučiamės nelabai patogiai dėl kažkurios priežasties, sakykime, manau, galima visą laiką rasti sprendimą, kaip sakant, kaip išspręsti tą problemą, jeigu galima tai pavadinti, ar ne, būtent padedant makiažui, ar ne, makiažo gale, taip sakant, ar ne, pasinaudojant ir galima atrasti, na, tų būtent tokių patarimų, kaip tai padaryti geriau ir kad mūsų akis atrodytų gražiau, arba bent jau mums mes jaustumėmės patogiau su savo makiažu, taip sakykime. Nors iš kitos pusės, man atrodo, makiažas, sakykime, yra sukurtas būtent tam, kad mes eksperimentuotume, išbandytume viską ir galiausiai atrastume tai, kas mums labiausiai priimtina, žinoma, tai, kas mums patinka, tai, kas mums tinka kartu. Labai geriausia kombinacija yra, kai patinka ir tinka, taip sakant, ar ne, kas nors. Bet svarbiausia, ką aš noriu pasakyti, kad nereikia jaustis blogai, jeigu, pavyzdžiui, jūsų vokai yra užkritę. Tai yra mano atvejis, jeigu gal dar neįsižiūrėjote labai gerai ankstesniuose video ar panašiai, nepamatėte gerai mano vokų, tai galite pamatyti, kad turiu užkritusius vokus. Tai yra tas vokas, kurį judinu, taip sakant, ar ne, mobilusis tas vokas yra nedidelis, tai yra aš neturiu labai daug erdvės ant jo dirbti, bet turiu ganėtinai didelį nejudantį voką, ar ne, kurio dalis, sakykime, odos užkrenta ant būtent to judančio voko ir dėl to vadinasi užkritusių vokų akys ar akys su užkritusiais vokais, bet aš turiu labai daug erdvės būtent čia dirbti su šešėliais, taip sakykime, ar ne. Sakykime, kad ta problema, jeigu taip galėtume pavadinti, užkritusių vokų gali būti nuo gimimo, kas yra mano atvejis, mano mama, mano tėtis tokius vokus turėjo, ar ne, tai iš tiesų tai nėra problema, ar ne, aš gimiau su tokiais vokais ir tiesiog galima išmokti juos pasidažyti. Taip pat šita problema gali atsirasti būtent su amžiumi, turbūt esate pastebėję vyresnio amžiaus moteris, ne visas, sakau, ar ne, priklauso nuo akių, kurių vokai būtent yra užkritę jau nuo amžiaus, nes oda tiesiog pradeda kristi, jau netokia stangri ir taip toliau ir panašiai. Ir tas nebūtinai turi pasimatyti tik tai ant veido, sakykime, ar ne, nežinau, ant skruosto ar panašiai, bet ir ant akių gali pasimatyti, pasireikšti, sakykime, ar ne. Tai jeigu jums tik tai patinka makiažas, tai tą problemą labai lengvai galite išspręsti, jeigu jūs tai laikote, žinoma, problemą. Ir tai čia turbūt tokie pirmieji dalykai, kuriuos norėjau pasakyti. Ir kaip tai išspręsti, nesvarbu, kokį makiažą jūs bedarytumėte, esmė viso to makiažo yra pagilinti mūsų žvilgsnį, tai yra begilindamos savo žvilgsnį tam tikromis spalvomis mes vizualiai pakeliame užkritusi voką, taip sakant, ar ne? Tai yra, ten, kur yra užkritęs mūsų vokas, mums reikia tamsesnio šešėlio, kad ir kokį makiažą darytumėtis. Ar tai darytumėtis kokį dūminį makiažą, ar darytumėtės makiažą su keliom spalvom, pavyzdžiui, šviesesnė spalva ant judančio voko, tamsesnė iš krašto ar panašiai, nesvarbu. Mums reikia pagilinti
savo žvilgsnį, nes taip vizualiai mes tiesiog ne tai, kad nukreipiam dėmesį į ką kitą, bet tiesiog vizualiai atrodo kitaip, vizualiai atrodo pakeltas vokas ir besidažant aš jums rekomenduoju žiūrėti tiesiai į veidrodį. Na, tiksliau, galite nuleisti žvilgsnį ir panašiai, bet kai jau, na, pabaigėte, sakykime, dažytis, nors, žinoma, tai yra eigos metu, sakykime, ne, būtinai pasižiūrėkite į save tiesiai ir pasižiūrėkite, ar šešėlis neliko, pavyzdžiui, čia voko linkyje, ar ne, kaip mano atveju, ar ne, aš turiu daug, kaip sakiau, nejudančio voko, tai būtinai jį pakelkite aukščiau šiek tiek, taip sakant, ar ne. Ir taip vizualiai gilinate žvilgsnį, keliate akį, taip sakykime, ar ne. Žinoma, pradedame nuo pereinamos spalvos, kuri yra tik šiek tiek tamsesnė už mūsų odos spalvą, o giliname žvilgsnį, čia aš jums rekomenduoju gilinti žvilgsnį visą laiką šiltais atspalviais, daugiausiai, žinoma, šilti atspalviai reiškia, kad tai yra rudos spalvos, žinoma, tamsesnės jau rudos spalvos ir taip pat juoda spalva mums padeda pagilinti mūsų žvilgsnį, tik tai su juoda yra šiek tiek sunkiau dirbti, sakykime taip. Pilka spalva, nedažnai galvojama, kad ir pilka gali mums pasitarnauti, ar ne, šiuo klausimu. Iš tiesų pilka yra šalta spalva, jinai iš tiesų šiaip jau praktiškai negilina mūsų žvilgsnio, nebent tai naudotumėte keletą skirtingų pilkų atspalvių, ar ne, nuo šviesaus iki tamsesnio, tuomet galima pasiekti tą patį efektą, bet jeigu makiažas nėra visas makiažas pilkas, pavyzdžiui, ar panašiai, tai tada reikėtų geriausiai tuo atveju, pavyzdžiui, juodą pasirinkti arba rudą, na, priklausomai nuo to, kuris spalva gal mums geriau tinka. Tas pas su mėlynom, žaliom spalvom ir panašiai, žinoma, jeigu naudosite kelis atspalvius, galite pasiekti tokį efektą, bet iš esmės tai yra šaltos spalvos ir iš kitos pusės ne visiems patinka tokios spalvos, ne visi dažosi tokiom, sakykime, ryškiom spalvom, ne? Tai tiesiog mano patarimas yra rinktis rudus atspalvius arba galiausiai juodą spalvą, bet būkite atsargios ir atsargus su juodais šešėliais, nes su jais yra šiek tiek sunkiau dirbti, juoda spalva ganėtinai sudėtinga spalva, sakykime taip, kalbant apie makiažą. Tai esmė būtent yra pakelti mūsų žvilgsnį vizualiai, ar ne, pagilinant būtent mūsų akis, taip sakykime, ar ne, ar mūsų akių vokus. tą galima daryti, žinoma, ir turint ir kitokio tipo vokus, bet yra žmonių, kurie turi jau giles akis, sakykime, tai jie galbūt ieško kitokių, sakykime, na, jų problemos, sakykime, yra kitokios, jiem nereikia spręsti būtent tokios problemos, kaip pakelti akis voką, galbūt jie gali ieškoti kaip, na, nežinau, sakykime, atitolinti vieną akį nuo kitos, nes jos labai arti viena kitos ar panašiai, ar ne? O šį kartą mes kalbame, žinoma, apie užkritusius vokus ir manau, kad tiek aš jūs paliksiu su tuo tutorial, taip sakant, nes su tuo video nusprendžiau, kad tai bus geriau, kad pirmiausia bus paaiškinimas ir po to bus filmukas, kuriame galėsite, na, daugmaž pamatyti, apie ką aš kalbu, taip sakant, ar ne, nors šiame kanale jau yra ne vienas makiažo irgi video, kur galite, na, kur nėra kaip ir atskirai skirtas būtent šiai temai, bet kadangi mano tokia yra problema, ar ne, tai iš esmės aš ją stengiuosi spręsti neretai ir, žinoma, naudoju tą pačią techniką visą laiką, nesvarbu kokį makiažą bedaryčiaus, kartais negilino savo žvilgsnio, sakykime, bet dažniausiai taip, tai galite pasižiūrėti ir kitus makiažo filmukus, taip sakant, bet šitą video aš tiesiog norėjau paskirti būtent šiai konkrečiai šiai temai, taip sakykime, ne, kuri tikriausiai bus aktuali ne vienai iš jūsų ir tikiuosi, kad mano patarimai, na tai ką aš kažkada išmokau, mano patirtis, taip sakant, ir taip toliau, ar ne, sudėta į tuos patarimus, padės bent jau keletai iš jūsų, būtinai palikite komentaruose, na, nežinau, tai ką norite parašyti, ar ne, kažkokį klausimą, jeigu turite, taip sakant, ir manau, iki čia, kaip sakant, ir paliksiu jūs su filmu.